angelai. Vandedybės. 15 minučių su mašina. Visiškai galima čia surfint ir ką nori daryti. Mašinai su avinžiniais. Užlipom į kalną, kurio aukštis yra 1000 kiek? 23 metrų. Ten toks gražus keliukas yra, o ten vat matas tokia visa kalnų ketera. Tai gražus vaizdelis. Šitą kepurę yra pati geriausia. Pasisipirko kepurę, bet jam jinai nepatinka. Padžia galva. Kaip kiaušas. Čia yra medis, nuo kurio galima pavalgyti saldumynų. Jis turi plaukelius, ant kurių sula tikriausiai, nežinau kas. Tokie lašeliai. Tas juodas. Įdomu, bitas. Kaip medus. Labai skanus. Mūsų ėjimas takeliu biškina krypo nuo takelio. Turim nusileidti dabar didžiulio akinių. Mes ėjom visišką bekelę ir atėjom pagaliau į kitą kelią. Mūsų takelis kažkur ten turėjo eiti, bet čia visas kalnas tiesiog sugriuvo. Ir mes šito upeliu nuo jų ėjom. Gerą 1,5 valandos. Kol atradom šitokį ženklą, mes pagaliau išgelbėti. Nu čia iš žalų pažiūrėkti, matosi. Matosi, ja. Kas čia yra tas vadėjimas ar kas? Eina savo. Taisė kažkodėl.
Lipsim į kalną va šitą. Toliau kopiam. Jau atrodo nedaug liko. Va taip pamato. Tai labai sunku. Trūksta oro. Bet reikia sustoti. Sustoj. Aš ką tik likau kalną. Ir man įdūrė šitas augalas, aš atėjau padėjau delną. Skauda, 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 skauda. Čia grįžalo ratai. Šlipom per kokias 2 valandas. Sunku buvo visai. O dabar tiesiog taip gera. Eit pačiu viršum jau. Tiesiog nebereik lipti viršų, tiesiog einam tiesiai.